tik vienetai, kurie daro rankų biorevitalizaciją. Ir aš iš jų. Bet dabar tai tikrai viskas, kaip sakau, jau nebegaliu žiūrėti savo rankas, nes, jau tiek atrodo suvargusios. Dažniausiai mes tas veidus susitvarkom ir aš, ir kitos panos, bet žiūrėkit, tas kaklas ir rankytės mūsų lieka labai negražios, kurios tikrai panos išduoda 100% mūsų amžiui. Veidų žiūri, atrodo 35, pasižiūri ir rankas, ir kaklą, ir iš karto gali pasakyti 55. Tai va, deja, labai liūdna, bet taip yra. Ir šiandien darysiu būtent Agua Shine PTX, todėl, kad, jau kaskas, kokius gerus rezultatus, ne tik veidui duoda pasaulinius, kaip sakau, rezultatus, labai gerus rezultatus tiek kaklui, tiek rankom. Jau šitas auksinio standarto revitalizantas, kuris 100 metų rinkoj, bet, jau daro stebuklus su mūsų oda. Tai va, mergaitės, biški kandantis, bus raudona, bus mėlynių, papulės kažkiek stovės, bet ką darysi, užtat reikia jas susitvarkyti, nes mano ištisai būna pirštinėse spiritas, žodžiu, kenčia jos ir amžius. Ką čia, jeigu nieko čia nebenuslėpsim, nors aš niekada ir neslėpiau to savo amžiaus, bet tik norisi, kai dabar tiek rinkoj visko turim, kodėlgi mes negalim palaikyti savo tos išvaizdos padorę. Nebūtinai ten 30 atrodo, bet padoriai. 20 minučių tai tikrai laikysiu, darysiu po vieną ranką savo. Ir tuo pačiu, ką galiu dar jums papasakoti, kad, žodžiu, tai išsibraukė pacientė, nes pasijuto, kad liktai kaip kabina kaip gripas, ir turėjom tokią rimtą procedūrą, tai kogliftingą. Tai jokių būdų aš atsakiau šitai procedūrai, nes, kaip žinote, jeigu mes ar sergam, ar ten gripas, ar tik kabina gripas, neturi reikšmės, ir mūsų imunitetas tuo tarpu yra nukreiptas į kovą su virusu, su liga. Nežinote, kad mūsų organizmas pats save gydo. Tai taip. Ir mūsų imuninės ląstelės visos nukreiptas tą linkme. Užtat visos procedūros būtų labai blogai. Ir ne tik gydymas būna prastesnis ir visa ta reabilitacija priklauso nuo procedūros, bet nepriimu, niekada net neskambinkite, jeigu esat serganti, čiaudit, kosit, snargliuojatės ir taip toliau. Tai va, ir rezultatų jūs galite nematyti arba matyti iki tiek mažai sakyti, pereitą kartą man buvo kažkaip wow, o dabar aš nieko nematau. Todėl, kad nėra imuninio atsako. Nes kaip ir minėjau, kad organizmas dabar eina kovoti su liga. Tai va, mergaitės, parodysiu, kaip vyksta ta procedūra. Čia nieko sudėtingo, nebent tik tai, kad, žinot, kaip sakau, gaila savo, leisti ten 135 su rankom. Bet vieną kartą metuose, pamatysit, koks rezultatas geras užtat. Patikėkit man. Mergaičiukės, pasidariau ir kairę ranką ir gana sėkmingai, labai greit, dabar dar kartą persižiūriu, nepasidariau nė vienos mėlynės ir nebuvo taip, kad, sakyčiau, mirtinai čia skauda, nes iš tikrųjų mano tas anestetikas yra gana stiprus, žinokit, ir aš palaikiau pusę valandos, nes, tikrai, čia oda yra storesnė ir užtat, kol praeina giliau, kad užmarinti, geriau ilgiau palaikyti. Užtat paskui 15 minučių, kiek aš čia trukau, 10 maksimum, po 5 minutės ant rankos ir mano rankytės yra jau viskas padarytas. Beliko laukti, kol vaduos pridrėkins jas, aišku, čia jame dar ir peptidai, pamaitins, pridrėkins, išplampins, mažins raukšlės. Žodžiu,